Panevėžio miesto savivaldybė aktyviai vykdo infrastruktūros gerinimo darbus, siekdama užtikrinti patogų, saugų ir komfortišką gyventojų judėjimą miesto gatvėmis, pėsčiųjų bei dviračių takais. Šiais metais numatyta įgyvendinti gatvių, tilto ir sankryžų rekonstrukcijos projektus, kurie ženkliai pagerins eismo sąlygas ir miesto gyventojų gyvenimo kokybę. Vienas svarbiausių šių metų projektų – Nemuno gatvės tilto per Nevėžio upę kapitalinis remontas. Artimiausiomis dienomis statybininkų sulauks Pušaloto gatvės atkarpa nuo Janonio sankryžos iki geležinkelio pervažos. Šiais metais planuojama atlikti Rėklių, Sietyno ir Lėkiškio gatvių kapitalinį remontą. Pievų gatvės dalyje bus įrengtas 2,5 metrų pločio pėsčiųjų ir dviračių takas, naujas apšvietimas bei lietaus nuotekų tinklai. Paprastojo remonto darbai numatyti 13 miesto gatvių. Jie vyks Danutės, Vyskupo Kazimiero Paltaroko, Seinų, Žalgirio, Nevėžio, Žiemgalių, Vaižganto, Margių, Gelainių, Bijūnų, Amerikos, Raginėnų ir Donelaičio gatvėse. Panevėžyje didelis dėmesys skiriamas alternatyvių transporto priemonių infrastruktūrai. Planuojama modernizuoti pėsčiųjų ir dviračių takus nuo Vakarinės gatvės link Berčiūnų gyvenvietės, Klaipėdos, Mėlynės ir Ramygalos gatvėse. Panevėžyje numatyti 2 svarbūs eismo saugumo gerinimo projektai, pašalinant vadinamąsias juodasias dėmes. Klaipėdos Vakarinės gatvių sankryža bei Klaipėdos Nemuno gatvių sankryža bus rekonstruotos į žiedines. Miesto gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų būklei gerinti finansavimas bus skiriamas iš miesto biudžeto, kelių priežiūros ir plėtros programos bei kitų finansavimo šaltinių.